Jeigu ne šis įvykis, kuris nutiko savaitgalį Nidoj, aš turbūt nedaryčiau šito video. Um, Alkoholis, kanapė, narkotikai, MDMA, ratai, viskas, kas dabar yra super populiaru tarp jaunimo tarpo, viskas buvo man normalu prieš 5 metus ir tame gyvenau ne trumpą laikotarpį, bet visus 10 metų. Ir ne kartą, nors ir sportavau, nors ir gyvenau pakankamai sveiką gyvenimo būdą, bet labai lengvai sau leidau pateisinti savaitgaliais narkotikų vartojimą, kanapę po pokerio sesijos, laisvą dieną poilsį su vyno bonka ar 2 spriciukai. Tai buvo visiškai natūralus, atrodo, mano identiteto dalis. Ir po šių įvykių savaitgalį aš supratau, kad literaliai aš ten buvau prieš tokiam pačiam festivalį, su tokiais pačiais, tokiai pačioj aplinkoj, prieš 7 metus. Ir kad aš ten galėjau būti. Ir aš radau kelią, kaip išeiti iš šitų destruktyvių įpročių, žalingų įpročių, kurie valgo gyvybinę jėgą, kurie uždaro mus užburtose ratuose ir neleidžia mums pajudėti ir skleisti savo potencialą. Jauniem žmonėm man tai atrodė kaip laisvė daryti, ką aš noriu, kada noriu, kaip noriu. Ir elektroninė muzika su narkotikais atrodė kaip geras receptas ir tai tyrinėjant visam pasauliui atrodė vėlgi kaip mano identiteto dalis, kas atrodė tai kieta. Ir yra toks posakis, kurį turbūt 40-mečiai tėvai sugalvojo ir pasakė, kad kanapė yra gateway drug, kad tai atidaro duris kitiem narkotikam. Ir galit komentaruose su manim kovot dėl šito, bet literaliai taip ir yra, nes barjeras ir tolerancija vis leidžiasi žemyn ir jeigu aplinkoj yra žmonės, kurie daro tą patį, tikėtis, kad aš vienas pasikeisiu, būnant toj pačioj aplinkoje yra beprotystė. Aš tą bandžiau daryti ir gaudavosi žingsnis į priekį ir 2 žingsniai atgal. Ir kuomet man pavyko visiškai atsiriboti ir save išsivesti iš alkoholio, rūkymo, narkotikų, kanapės, negatyvių minčių, nevaldomo proto, trūkumo ir visų kitų žalingų įpročių. Man tai pavyko padaryti tik tai su aiškia struktūra, susikuriant savo programą, ją sekant ir visiškai atsiribojus nuo senos aplinkos, kuri iš dalies atsisako dažniausiai pamatyti mus ten, kur mes norim eit ir vis reinforcina taip, kaip jie yra įpratę mus matyti. Tai jau 5 metai, prieš keletą dienų buvo 5 metų gimtadienis, kaip esu blaivus, kaip nevartoju alkoholio, kanapės, narkotikų ir atgal žiūrėti tikrai nesinori.
tikrai nieko netrūksta. Ir atsimenu, kai buvau kitam taške, kai žiūrėdavau, kai žmonės dalinasi apie blaivybę, man atrodė, kas čia su jais negerai, juk normalu vartoti, juk kartais yra sveika. Visos šitos iliuzinės programos mane laikė tuose uždarose lūpose. Tai 5 metus gyvenant šitam patyrime, šitoj realybėj, kur esu, galiu drąsiai pasakyti, kad žinau, kaip buvo, žinau, kaip man tuo metu atrodė ir dabar jau žinau, kaip yra iš tikrųjų, kai renkuosi gyventi visiškoj energetiniai, fiziniai, švaroj, be priklausomybių. Ir nors tai yra daug sudėtingesnis patyrimas ir nebėra kur pabėgti, nebėra su kuo užgožti emocijų, kažkokių situacijų, bet tai yra sekantis žingsnis, į kurį ir kviečiu, jeigu jauti, kad rezonuoja, jeigu pačiam nepavyko. Esu sukūręs programą tiek asmeninę, tiek grupinę vyram, kurie nori atsisakyti visų šitų įpročių, pavadinkim, ir įžengti į patyrimą, įžengti į tokią realybę, kur yra gera tiesiog būti be nieko. Tai jeigu jauti kvietimą, jeigu tau rezonuoja tai, ką išgirdai,